tas body positivity toksai tapo, nu, garsiai kalbamas kaip norma. Jo, aš iš principo netikiu. Ir man, tarkime, pavyzdžiui, žmogus su ryškiu antsvarbiu arba jau yra nutikimu ir sako, čia, žinai, mes čia turim mylėti save tokį patį. Taip, tu neturi savęs nekęsti, bet kad sakyti, kad čia yra jėga ir taip dar duoti, žinai, tokių, kaip pasakyti, būti kaip pavyzdžių, garsiai apie tai šnekėti, tarkim, jauniems vaikams ir taip toliau. Aš nežinau, niekada nebuvo to tokio žavesio sergančių žmogumi, net dėl to, man jo gaila, aš labai užjaučiu, bet body positivity šitoj vietoje jinai eina į lankas, nesąmonė. Mano manimu, tai tiesiog yra pavojinga, nes, ką jau kalbėti apie tai, kad, tarkim, mes visi žinom, kad judėjimo džiaugsmas, kiek duoda džiaugsmo gyvenime, tai tu jeigu to jau nebeturi, jau atimta, ar ne, tada tavo maistas valgomas, visas irgi reguliuoja tavo emocijas, ne, tu depresijas irgi, ir tikėtina, kad tam žmogui taip yra. Negali feikinti dalykų, ta prasme, kurie yra tiesiog neįmanomi. Heitinti jokiais būdais, bet sakyti, kad man taip yra ir mes vėl sugrįšim prie to paties. Valstybės apkrovimas yra didžiulis. Tavo asmeninių lygmenių galbūt tau ir viskas yra okei, žinai. Ta prasme, tau poreikiai galbūt tokie, gal tu nenori lakstyti, nenori galbūt judėti. Tiesiog tau yra viskas, dažnai aš save myliu taip, tai okei, bet vis viena, tai nėra tik tai tavo reikalas. Galų gale mes vyniojame tai, kad yra iš tikrųjų, tai yra problema ir tas body positivity yra pakankamai, aš esu gavus, žinok, ir tokių, ir negražių ir žinučių ir visko iš to judėjimo, tarkim, ar ne, atstovių, bet aš nepykstu, aš tiesiog suprantu, kad yra žmonės pikti, ir tiesiog nuleidę galbūt tam tikras prasme rankas, kad gali būti kitaip. Ar tu sakai, kad jie tiesiog ne tai, kad priima save, bet jie tiesiog pavargo jau turbūt kariauti? Tikėtina taip, žinai, daug nusivylimo, daug tų, vadinkime, feilų, nesuradimų, kas būtų tvaru, žinai, informacijos gali būti, kad yra stoka, žinai, nepriėmimas, arba kaip pasakyti, nepriimimas fakto, žinai, problemos, nes su problema tu tik tada gali kažką su ją kovoti, ją spręsti, tai tada, kad tu pripažįsti, kad yra problema. Jeigu tu nepripažįsti problemos, tai kokia čia problema? Čia kaip su alkoholizmu, žinai, tai prasme, tai to, kada tu pasakai, kad jo, aš esu alkoholikas, garsiai pasakai, aš esu alkoholikas, tai tada jau yra... Įsijungia visi mechanizmai, ta prasme, tai ir visi žingsniai, kur tu jau gali žengti savo kažkokio tikslo link. O tai kodėl tu galvoji, tie žmonės tą mitybą ir tą išvaizdą, tą body positivity per sveikatą, jau sakyčiau, laiko tik tokia kaip viena, tik nuomonė? Čia, žinai, man taip skamba, bet ne fiziologiškai, nes, man atrodo, kad tai taip paprasta. Ta prasme, ten tas vyras ar moteris, kurie už tą body positivity turi ten 30 plus KMI, akivaizdu jau yra nutukimas, taigi taip paprasta, nueini į ligoninę, pasidarai kraujo tyrimus, priduodi kakutį, šlapimą, tau pasako, žiūrėk, bičiulė, cholesterolis pas tave yra aukštas, cukraus lygis aukštas, atsparumas insulino prastas, pas tave ten išmatose bakterijos tik tai blogos, gerųjų nerasta, tau reiktų susitvarkyti mitybą, numesi 15-20 kg, pamatysi, bus liuks. Ir jis sako, ne, man patinka toks kūnas kokias, bet sveikata gi rodo, kad blogai. Ta prasme, tau po 10 metų gresia velnė žino kokios lygos, ta prasme, ir gal mirtis. Miršta daug žmonių nuo šito. Tai va čia yra psichologiniai tie niuansai, apie ką aš ir kalbėjau, žinai, nes iš tikrųjų, taip, jeigu taip žiūrint į sveikos psichologijos žmogus, tai mūsų yra, žinai, tam tikri labai esminiai išgyvenimo instinktai, žinai. Nes svarbiausia yra nemirt. Tai tavo visą kūnas, rodo, turėtų daryti viską, kad tu tik tai kuo ilgiau būtum. Nes mūsų, jeigu mes žiūrim save kaip gyvūną, ar ne, tarkim, tiesiog gyvūnas, tai kokia yra mūsų, kokia misija mūsų šioje žemėje yra? Tai yra produkuoti, ar ne? Gimiau, kad kuo ilgiau galėčiau produkuoti, tai vadinasi, ten gimdyti vaikus arba padėti susilaukti vaikų, ar ne, tarkim, vyram. Tai yra šitie dalykai, ar ne? Tai va šitas momentas. Tada išbūčia žemėje kuo ilgiau, nes mes kaip žmogus, ta prasme, mūsų gyvenimo trukmė yra baisinė, šiuo metu, ar ne? Tai niekad mes taip ilgai negyvenom. Bet, prasme, esmė yra tokia, kad kuo ilgiau būti sveikam ir nemirt, nes mirties baimė turėtų būti universali. Taip yra.
Ir kaip laikoma, kad kodėl žmogui, kuris jam kyla mintis nutraukti savo gyvybę, ar ne, bent kyla mintis, yra pabandymas, jis yra hospitalizuojamas, ta prasme, šiaip iš principo ligoniniai. Taip yra, tokia yra programa, dėl to, kad tai yra kažkas negerai, kad tau taip atrodo. Mhm. Nes, oi, kokia slidin tema, kai mane heitins. Bet, nu, žodžiu, vis viena yra taip, kad vėlgi žiūrėkim save kaip gyvūną, tarkim, įsivaizduokim. Mes esam gyvūnai, ne žmonės. Nu, tai pirmiausia yra kūnas, yra taip, kad mes išgyventume, tai yra programa, kad mes maitinamės ir viso mūsų formos, viskas, kas yra riebalai, viskas pas viduj yra tam, kad mes galėtume kuo ilgiau išgyventi, ar ne? Tai tikrai nebus nutukimo. Nu, neįmanom, taip, ne? Kita vertus, vėlgi, jeigu mes kalbam apie heitinimą visą, tada apie gėdinimą, tą šeiminimą, ar ne, body šeiminimas, ar ne, tarkim, kaip kalbame iš tos pusės. Tai jeigu galvojam, kad tik tai, tarkim, kad čia vyram patinka tik tai kūdos, žinai, nebūtinai. Vyrams patinka ir patrauklu, nes jeigu galvoja, kad čia yra sąmoningas pasirinkimas, tai ne visai. Yra pasąmoninis pasirinkimas priešingos lyties, tos pačios lyties nesvarbu, bet ta prasme yra sąmoningas pasirinkimas, nesąmoningas pasirinkimas galvoje. Prasme, tu jauti, tau yra patrauklu arba nepatrauklu, tai tavo smegenys duoda signalą, ar aš to žmogum galiu susilaukti palikuonių ar ne. Tarkim, dažniausiai, jeigu taip žiūrint į heteroseksualias poras ir apie evoliuciją, populiacijos didėjimą, tarkim, kas yra įmanoma. Tai yra tas, psichologiškai taip yra. Tai taip dažniausiai su nutukimu žmonės ir negali, turi problemų su reprodukciniais visais organais, vyrams irgi lygiai taip pat yra, estrogenų yra labai daug ir taip toliau. Tai yra žmonės, kurie, nu, produkuoti jiems yra sudėtingiau, tai va šitas dar persipina momentas. Iš to, ką girdžiu, žinai, tai dabar kažkaip galvoju, dėlioju ir man atrodo, kad tas body positivity dalykas yra tiesiog priešinimasis žmonių empatijos nebuvimui. Tiesiog žmonės yra žiauriai pikti. Taip. Žmonės yra bulintojai. Taip. Ir mes žmonės nemokame užjausti, nemokame pamatyti to. Jeigu mes jau išmokome matyti alkoholiką ir jam padėti, nepeikti, kad jisai van alkoholikas, pažiūrėk, ne, o mes jau norim padėti jam, ne, tai kol kas su to viršsvorių nutukimo mes kažkaip tai tos pagalbos nemokame parodyti. Mes iš to dar juokiamės. Mes turime tokių Vilniaus fotografų, kurie gatviai ar ten Kaune ar Klaipėdoje fotografuoja, supranti, stambesnius žmonės deda į internetą ir tada ten komentaruose pasipila, žinai, pajokos ir taip toliau. Mes tai normalizuojame ir numetame tą problemą ant žmogaus. Ir tas žmogus, priešindamasis, jisai, aišku, pradeda sakyti, kad čia aš jaučiuosi gerai, čia viskas gerai ir taip toliau, nors viduje turbūt... Kraštutinumai, jo. Taip, atsiranda priešinimasis. Ir čia turbūt, kol viena pusė nepasikeis, kita nenustos to normalizuoti ir priešintis, bet visgi turbūt reikia žiūrėti per sveikatą. Taip, vienintelės atsvara, tokia realiai kūno masės indeksas ir yra ta, nu, aš kaip vadinu, kad tai ir yra tas matas, pirmiausia, kuris tau realiai parodo, nes taip yra nenusprendė, žinai, nežinau, Vogue žurnalą, žinai, nu, ta prasme. Taip. Nenusprendė kažkokia estetikos guru, kas tai gražu ar negražu. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme.